Šiandien po labai sudėtingos nakties, be miego praktiškai, pavalgyti vos suspėjot pusryčius, kaip sekėsi šiandien diena su labai trapiu automobiliu. Gerai, šiaip sekėsi tikrai gerai, aš net pats nustebęs, mus matytos nesėkmės ir tie gedimai ir tos bemiegės naktis akumuliuoja, žinai, tai mes, kuo mums sunkiau, to geriau jaučiamės. Tikrai šiandien gerai atpūtėm, aš net jokių energetinių nei gėrimų nieko neturėjom, tai visą dieną atlaikėm, iki dabar tik grįžom. Normaliai atpūtėm, jau šiandien bėdų neturėjom, pravažiavom viską gerai, manau, rezultatas bus toks šiandien visai neblogas. O smėliuose kaip sekėsi važiuoti? Smėliuose sekėsi važiuoti neblogai, tik maišėsi mums labai, ten buvo, kaip tik mes šiandien startavom paskutiniai beveik, ten 108, nu ne paskutiniai, bet žodžiu, su sunkvežimiais ir automobiliais sudėjus į 108. Tai aišku, kad buvo labai prieki daug mašinų ir teko ne tik galvoti trajektorijas, kaip kopose važiuoti, bet teko ir dar kaip kėglių žaisti, žinai, nu, apeidinėti, žinai, tiškas. Bet iš principo viskas gerai, kopose niekur nesėdėjom, viską prašokom greitai, tvarkingai. Tai, manau, gera diena. Jeigu taip negestų mašiną ir laikytų kaip šiandien, tai visai būtų kitas reikalas. Bet... Liko realiai 3 dienos, praktiškai 2 rimtos dienos. Ką norėtum savo garsiai pagalvoti apie šitą Dakarą? Aš, aišku, norėčiau į Dakarą atvažiuoti su kitokiu automobiliu. Jeigu kada leis galimybės atvažiuoti su prototipu, su rimta technika, nes mes čia važiuojam tikrai kaip ubagai. Ir ta mašina, nu, jinai faina, bet jinai yra, aišku, tokiom rimtom varžybom jinai yra per silpna. Ir jinai jau byra, jau diagnozių tiek daug, kad mes čia tik spėjam galvot, ką reikia padaryti dar, kad kaip nors jinai datemptų iki finišo, nes realiai jau dabar jau tempą visai numetinėjom, nes bet kurią akimirką baisu, kad vėl kaip ir vakar gali sustoti, įsiskesti, nes ne tas automobilis, su kuriuo būtų malonu važiuoti iš tikrųjų Dakarą. Kaip su šturmanu sekasi sutarti? Dėl tų visų gedimų, daug problemų. Labai sako, gerai. Pažinsi nelaimėje draugą arba priešą. Labai viskas gerai. Ta prasme, iš tikrųjų su Vytu puikiai sutarėm ir per tiek laiko labai, ta prasme, nebuvo net jokių konfliktinių situacijų atvirai. Tai nuo ko aš kaifuoju, kad mūsų tipažai sutampa. Tai būna ir nuovargis, ir jau norėtųsi gal kažkur išsiliet, bet mes su Vytu labai taip gražiai bendraujam, tai aš sakau, labai džiaugiuosi. Ir jam sekasi iš tikro puikiai. Aš galvojau, kad jam bus biškai sunkiau pirmais metais. Bet jis taip įsivažiavo, tai šiandien jau pasijutau labai komfortiškai. Jis jau viską laiku susako, beveik nebūna klaidų, arba jis labai kartais suabejoja, bet mes labai greitai būdų įvertinam situaciją, priimam teisingą sprendimą ir žodžiu, šiaip viskas labai gerai. Ekipažas kovingas, ekipažas nusiteikęs gerai, mes dar 3 Dakarus dabar pravažiuotumėm iš karto, bet tik duokit geresnį automobilį. Nes automobilis net laikys, mes atlaikysim, automobilis nebe. Klausyk, o iš kur tavo... Ne, tai mūsų žurnalistinį automobilį jau išrinkai, pusę dalių pasiėmėm, dabar mes negalim dirbti normaliai. Nesijauti kaltas dėl to? Šventi tikslai reikalauja aukų, tai jau nepykit. Klausyk, tai gerai, dabar jeigu taip pafilosofuoti, tai iš kur ta motyvacija? Iš tikrųjų, daug lenktynininkų patekė į tokią sudėtingą situaciją, kai tenka keisti galinį tiltą trasoje ir panašus rimti gedimai tiesiog baigė Dakarą. Ir nieks net nesiterlioja, nieks nežaidžia, baigė Dakarą ir viskas, sėdi kaip žiūrovai ir žiūri. Iš kur ta motyvacija? Nežinau, aš manau, kad čia yra charakterio savybės, mes, kovingi, esam kovingi ir tiek. Aš iš prigimties esu labai kovingas, labai principingas ir niekada nenuleidžiu rankų iki paskutinio, varau iki galo. Tai, ta prasme, jau turi būti labai jau situacija beviltiška, jau tikrai tu turi objektyviai suprasti, kad jau toliau tęsti nebegali kovos ir tik tokiu atveju priimtum sprendimą, kad traukiasi. Bet kol yra kažkoks šansas, kad tu gali susitvarkyti, kad tu gali judėti į priekį, tai aš manau, kad mes čia to kovingumo turim turbūt tikrai kaip lyderiai, žinai, daugiausia.
Taip, tokiom situacijom aš 100% įsitikinęs daug kas būtų palūžę, nes likti naktį tamsoje, dykumoje vienam, remontuotis automobilį, paskui įveikinėti kopas, reikia stiprių nervų ir reikia labai, būti tokiam kietam. Tai mes šitoj situacijai džiaugiuosi, kad kol kas visą laiką net tokių minčių nėra, kad galėtumėm pabaigti ar sustoti, ar gal jau taip pervargom, kad jau atsibodo. Ne, mes žinom, kad mes būsim finiše, mes būsim, daug dievė, kad atlaikytų mūsų gražuolė. Super, žaibat. Ne, reikia taip padaryti. Ai, taip? Nu. Tu ką, nematęs filmų ten? Nematęs aš. Gerai, na. Aš senai vaikų darželį buvau. Pas mane sūnus mažas, man reikia prisiminti viską dabar.